2010 metais Jungtinės tautos pripažino, kad vanduo ir sanitarinės paslaugos yra esminės ir gyvybiškai svarbios žmogaus teisės. Todėl buvo tikimasi, kad geriamo vandens tiekimas ir tinkamos sanitarinės paslaugos taps prieinamos milijonams žmonių stokojantiems šių paslaugų visame pasaulyje. Deja, tai netapo realybė. Vyriausybės turi prisiimti atsakomybę ir užtikrinti tinkamas vandens tiekimo paslaugas visiems žmonėms ir ateities kartoms. Nes vanduo yra visuomeninė gėrybė, jis nėra prekė. Vandens paslaugų privatizavimas padidins socialinę atskirtį, o skurdžiai gyvenantiems žmonėms orus gyvenimas taps sunkiai pasiekiamas. Daugelis piliečių visoje Europoje yra sunerimę dėl vandens tiekimo paslaugų ateities jų šalyse, nes ES institucijos siekia, kad šios paslaugos būtų privatizuotos. Tai neužtikrins vandens kokybės ir prieinamumo. Siekis, kad geriamas vanduo ir sanitarinės paslaugos taptų prieinamos visiems žmonėms, yra globalus iššūkis. Todėl pirmiausia, ES šalys narės turi užtikrinti šias paslaugas kiekvienam gyventojui. Antra, jos turi siekti, kad geriamas vanduo būtų prieinamas kiekvienam planetos gyventojui. Europos visuomeninių paslaugų profesinių sąjungų federacija, bendradarbiaudama su kitomis visuomeninėmis organizacijomis ir institucijomis, inicijavo tarptautinę pilietinę akciją, kad vanduo netaptų preke, bet ir toliau išliktų visuomeninė gėrybė. Jeigu daugiau nei 1 milijonas europiečių pasirašys peticiją prieš vandens paslaugų privatizavimą, Europos komisija turės priimti teisės aktus garantuojančius teisę į vandenį ir sanitarinės paslaugas kiekvienam piliečiui. Šiam tikslui pasiekti mums reikia tavo pagalbos ir palaikymo. Padėk mums. Pasirašyk peticiją.